fondais. Tačiau sveikatos apsaugos ministerija sako, kad tam reikėtų papildomų lėšų. Praėjusios kadencijos parlamente daugiausiai teisės aktų projektų parengė ir užregistravo socialdemokratas Edvardas Žakaris. Jis pateikė 125 projektus, 20 arba 16% iš jų buvo priimta. Mažiausiai pateikė taip pat opozicijoje dirbusi Milda Petrauskienė. Jie inicijavo 14 projektų, 3 buvo priimti. Izraelio vyriausybė paskelbė stabdantį mokestinių pajamų išmokėjimą palestiniečių savivaldai. Gruodį numatyta maždaug 90 milijonų eurų išmoka bus panaudota palestiniečių savivaldos skoloms Izraelio elektrobendrovei padengti. Tokių veiksmų Izraelis imasi po Jungtinių tautų generalinės asamblėjos sprendimų pakeisti palestiniečių statusą, taip netiesiogiai pripažįstant valstybingumą. Izraelis taip pat išdavė leidimą atnaujinti statybas okupuotose teritorijose. Lietuvos Sąjungoje prasidėjęs tinkmetį žvejų tinklais kol kas nedžiugina, kaip Žydrūnas Saulius. Priekrantėje tinklaičiai žvejojantys Virginijus Firkus jau savaitę grįžta kelių pirkėjams